Jeigu prisimint tuos laikus, kai aš pats dar dirbau mokykloje, man jūsų mokykla visada buvo toks, kaip pavyzdys, į kurį verta lygiuotis. Nors aš vadovavau mokyklai mažesniai žymiai, tačiau aš visada, kaip čia stebėjau jūsų mokyklą, kadangi pastoviai, kiek teko susidurti, jūsų mokyklos ugdytiniai ir jų rezultatai visada buvo tam tikra prasme, jie buvo girdimi ir žinomi. Tai viena būtų ta pusė, kuri kaip čia jūsų mokykla šiek tiek tuo laiku, kai aš dar pats buvau švietimietis, ji buvo mano akyse buvo išskirtinė. Ne tik ugdytinių rezultatais, bet ir mokytojų kolektyvų. Man jūsų mokykla patiko, kadangi didžiąją dalim, kiek aš pažinau visus mokytojus, tai buvo toks, kaip čia geras darinys. Labai didelė dalis jaunų veržlių kolegų, kurie visada įneš tam tikrų šviežių kraują į mokyklą. Ir tų, sakykime, jau pagyvenusių su didelė pedagoginė patirtim. Ir tas labai geras darinys jūsų mokykloje labai gerai dėrėjo, nes kaip minėjau, ir darbas, ir rezultatai jie buvo akivaizdžiai matomi. Tai va tas toks kaip čia geros patirties ir jaunystės veržlumo, man tai asmeniškai buvo patrauklu. Ir kai aš tapau Kulupinų mokyklos direktorium, aš ta prasme, žiūrėdamas jūsų mokyklos, stengiausi, kad ir mano, sakykime, vadovaujam kolektyve, kiek įmanom tai galėtų padaryti. Nes be jaunų pedagogų, be tos jaunystės, aš neįsivaizduoju gero klimato tokio veržlaus mokykloje. Tai turi būti, mano galva. Jums tai gerai sekėsi, kad šitas vidurinės mokyklos modelis, koks jis buvo apskritai, kadangi mes daug metų gyvenom su vidurinės mokyklos modeliu ir patys turbūt baigėm vidurinės mokyklas. Tai man labai gaila, kad toks darinys, kaip čia dingsta iš mūsų švietimo sistemos, kad atėjo tas momentas, kada mes kalbėsim apie gimnazijas, tik į progimnazijas. Tai aišku, nieko jau nebeprikelis, kas buvo, bet jūs gryninatės, tampat tikra gimnazija ir tikiu, kad tapsit išsigrynintis ir tapsit tikrai didelė gimnazija ir garsia gimnazija, kadangi manau, kad tas potencialas žmogiškasis pas jūs liko visas ir jis ko gero ir atsinaujina ir keičiasi kokybinį prasme turbūt į gerą pusę, ne į blogą, bent aš taip kiek stebiu ir matau ir džiaugiuosi, kad tarp mūsų šalies gimnazijų jūs tikrai turite gerą vardą ir esat stipri gimnazija ir būsit dar stipresni. Ir manau, ne veltui mokiniai ir iš kaimų aplinkų ir renkasi jūsų gimnaziją, važiuoja jūsų gimnaziją, tai vadinasi, jūs dirbat gerai. Gerbiama Jurgio Pabrėžos gimnazijos bendruomenė. Praėjusių metų rugsėjo 1-ąją jūsų gimnazijoje nuskambėjo 30-asis rugsėjo 1-osios skambutis. O šiandien jūs stabtelėjote apžvelgti, kiek gražių, bendrų ir prasmingų darbų nuveikta, kiek praeita bendro laiko kelio kartu. Šiandien jūs galite didžiuotis, kad prieš 13 metų tapote pirmąją gimnaziją rajone. Palaipsniui pradėjote grynintis ir po metų tapsite gražia 4-mete gimnazija. Esate viena iš didžiausių rajone bendrojo lavinimo mokyklų. Jūsų mokykloje šiemet mokosi apie 800 mokinių, o jos ugdo apie 70 kompetentingų ir kvalifikuotų mokytojų. Šiandien mes džiaugiamės jūsų gražiais ir gerais mokinių akademiniais pasiekimais, gerais valstybinių egzaminų rezultatais. Kasmet jūsų abiturientų darbai įvertinami 100 balų, nemažai daliai abiturientų įteikiami atestatai su pagirimu. Labai svarbu, kad baigę jūsų mokyklą mokiniai toliau tęsia mokymasi aukštosiuose mokyklose
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Šiandien mes džiaugiamės mokinių aukštais pasiekimais olimpiadose, konkursuose, varžybose, festivaliuose. Ir kaip šiandien nepaminėti ir nepadėkoti ir nepasidžiaugti gražiais fizikų, matematikų, biologijos ir kitų mokomųjų dalykų pasiekimais. Šiandien džiaugiuosi gerais ir gražiais sportininkų pasiekimais, meno kolektyvų pasiekimais, jų dalyvavimu rajoninėse, respublikinėse dainų šventėse ir kituose renginiuose. Šiandien taip pat norisi paminėti lituanistikos centro veiklą. Tai vienintelis lituanistikos centras mūsų rajono mokyklose. Jūsų centras organizuoja edukacinius renginius ne tik mokyklos mokiniams, bet ir miesto bendruomeniai. Džiaugiamės gerų mokinių parengimu filologijos konkursams ir dažnai jie tampa konkursų prizininkais. Visus mus šiandien džiugina jūsų gimnazijos devintoko Manto Razmos pasiekimas. Būtent jis tapo televizijos konkurso Lietuvos tūkstantmečio vaikai nugalėtojų. Šiandien galėčiau vardinti visą eilę jūsų mokyklos mokinių, kurie mokytojų dėka garsina rajoną, garsina Lietuvą ir garsina jūsų mokyklą ir mūsų rajoną net ir užsienyje. Dėkoju jums, mieli mokytojai, už jūsų gerus ir prasmingus darbus, už jūsų organizuojamas įvairias akcijas, viktorinas, projektus. Iš praeities staiga prisiminimai seniai išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj, švies mokykla sena baltais langais, o klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm, juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių tas klasės nuotraukas labai senas, ir nors sekundė, kad išplauktų vėliai, lyg iš miglos man tavo šypsena, o klasė atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm, juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. O klasėje atrodys taip kaip buvę seni suolai eilėm, juoda lenta ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia gramatinė klaida. Su ta pačia klaida ir sakinys lyg užrašytas vakar su ta pačia klaida. Su ta pačia klaida. Manau, kad kiekviena mokykla yra unikali, savita, o mes kuo nuo kitų skiriamės, tai pirmiausia, kad nepralenkiami yra matematikai, štai va čia, kad tik nesenai laimėti prizai matematikų, informatikų. Turime tokius pasiekimus, kurių kitos mokyklos neturi, kaip dalyvavimas pasaulinėse olimpiadose. Smagu, kai grįžo Navasaitytė Laura iš Indijos su 3 vietos laimėjimu. Gurauskas Edgaras jaunųjų gamtamokslininkų olimpiadoje tarptautinėje Azerbaidžane taipogi laimėjo 3 vietą. Na, krepšininkai, futbolininkai rajono varžybose ir respublikinėse varžybose taip pat pelno prizinės vietas.
Na, kiekviename dalyke išsiskiria mokiniai savo žiniomis, gauna mokiniai per valstybinius egzaminus 100, daugiausiai iš visų mokyklų. Gerai įstoja į aukštasias mokyklas. Na, aš visada galvoju, kad vaikai yra kaip gėlės, reikia mylėti gėles ir už tai mylėti ir vaikus. Na, ir čia bujoja tos gėlės gražiai, mano kabineto valytojos rūpestingai globojamos. Tai manau, kad ir vaikai turi būti gražus, geri mūsų gimnazijoje. Jie turi garbingai atstovauti Jurgio Paviržos gimnaziją. Visi turime būti verti Jurgio Paviržos vardo. Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Į finalinę kovą stoja gudriausi Lietuvos devintokai. Kas parašė romaną Senis ir jūra? Teisingai, Klaudija, Šono. Mokinys prieš mokinį. Mokykla prieš mokyklą. Miestas prieš miestą.